So this is an Alpitronic 50 kilowatt charger. We have a capacity of 50 kilowatt charging. Both sides can do parallel 25 kilowatts. We have an efficiency of 97.5%. This is one of the highest efficiency chargers that you can currently have. Alpitronic is well known in the infrastructure world of charging. I think they are more driving about efficiency and not just about the fast charging itself. Praėjo 8 valandos, tikrai verda įdomi kova. Iš pradžių galvojame, kad kovosime tik tai Renault įskaitoje, bet panašu, kad kortos dėliojasi taip, kad bandysime kovoti ir absoliučios įskaitos pergalės. Na, kol kas su latviais panašiai taškas į tašką eina varžybos. Aš tikiuosi, kad viskas bus geriau. Dar turim vieną nedidelę problemėlę. Tai besidėvinčios priekinės padangos. Galvojame apie kokią 1-2 valandą nakties daryti sukeitimą ratų priekių su galu, taip kainuos tas 5 minutės, bet galvojant apie tai, kad jau dabar galim galvoti apie podiumą, tai norisi neprarasti to privalumo, kada jau liks paskutinės valandos varžybose ir reikės spausti ir netausot padangų. The Saturday morning is everybody from the team are very tired in the car. For us, everything is completely new. We never drove that kind of race. We have no experience on that. We saw how much of empty experience we have here on the first stint. We lost the mirror, but we aren't the only ones. I see there were other cars who have also had the same thing. Because of the red and white thingies on the left and right, you really have to be really tight if you're at some places. And yeah, one of our drivers had a few mirror mishaps. Įdomi situacija, kad visi vienam rate labai daug dalyvių yra po tiek valandų, bet dabar pati kova bus paskutinėse valandose. Sveiki 15 min žiūrovai ir skaitytojai, sveikiname su jumis dar sykį iš Panevėžio mokymo centro, iš L-Drive 24 valandų elektromobilių lenktynių, kurios, na, jau dabar, sakykime, yra visiškai finišo tiesiojoje. Lenktyniauti liko 1 valanda ir 4 minutės ir apie tai, kaip praėjo visa naktis, koks veiksmas virė tada, kai trasą apgaubė tamsa ir kokios buvo tos rytinės valandos, na, iki tol, kol mes dabar matom jau tos paskutinius, turbūt paskutinės 10 ratų, mes pakalbėsim su šių varžybų organizatoriumi Dariumi Grimbergu. Tai labas rytas, Dariau. Ar pavyko bent kiek pamiegoti šią naktį? Pavyko, valandėlę pusantros. Pratau. Kaip tavo akimis vyksta varžybos, ar viskas pagal planą tavo kaip organizatorius? Pagal mano planą iš organizacinės pusės, taip, aišku, turėjome mes ten pasiruošime šiokių tokių iššūkių, nes vėjas didžiulis buvo, daug ką reikėjo papildomai tvirtinti, bet po starto trasa kokia buvo, tokia ir išliko ir važiuoja dalyviai ir niekur, kol kas niekas niekur nestringa. Kaip praėjo naktis? Kokia buvo ta naktis? Nes aš pamenu, pernai mes turėjom labai tirštą ir didelį rūką, kuris buvo tikrai didelis iššūkis komandom. Šiemet rūko nebuvo, buvo iki, man atrodo, 2 ar 3 valandos nakties vis palydavo, tai trasa buvo šlapia. Dalyviai, aišku, mes turbūt pereisime prie to toliau, bet konkurencija milžiniška. Ne tiek ir absoliučioje įskaitoje, tiek ir klasėse. Aš kai tik ateidavau prie monitoriaus laiko matavimo, žiūriu, vėl pasikeitė lyderiai. Tik ateini dar už 10 minučių, vėl pasikeitė. Tai ta naktis tokia iš tikrųjų labai įtempta buvo, bet komandos su ta įtampa panašu, kad tvarkosi, matosi, kad jie žino, ką daro, tiek vairuotojai, tiek komandų vadovai. Ir čia, kol mes šnekėsime, iš tikrųjų turbūt ir viskas spręsis, nes dabar nieko neaišku yra. Kas nugalės bendroje įskaitoje, kas nugalės klasėse. Čia tik, sakau, vėl dabar apsisukiai, žiūri vėl kitaip viskas.
Bet iš tikrųjų ta tokia artima kova, vat, kai pasižiūri lentelėje, skiria automobilius keli ratai, kai kas dėl kai kurių pozicijų važiuoja tam pačiam rate. Tai iš tikrųjų galbūt tai lemia ir labai teisingas taisyklių sudarimas, kad, ta prasme, vienos komandos su didesniam baterijom ar greitesnių įkrovimų neįgautų kažkokio pranašumo. Yra apribotas krovimo laikas, krovimo gale, ar ne? Ta prasme, suvienodintos sąlygos, kokį tu elektromobilį atsivairuotum, tu vis tiek viską lems tavo komandinę taktiką, ar ne? Taip, sąlygas mes bandome maksimaliai vienodinti, kad iš tikrųjų turėtumėm ir absoliutų nugalėtoją, nebūtinai iš tų, kurie turi didžiausias baterijas. Aišku, klasėse irgi panašu, kad mes šiemet labai pataikėm, nes mes suskirstydami į klases mes nesivadovaujam tiesiog gamintojo deklaruojamų įveikiamų atstumų. Mes žiūrime dar ir kitus parametrus, tame tarp ir automobilio masę ir dar daug. Tai, pavyzdžiui, šiemet kaip pavyzdys, pirmą kartą, anksčiau mes turėdavom pastabų dėl to iš dalyvių, kad iš tikro tie dideli automobiliai su labai dideliam baterijom, bet jie nėra labai konkurencingi prieš tuos netgi ir su mažesnėm baterijom, bet kurie lengvesni ir ten yra tokių niuansų. Tai šiemet, pavyzdžiui, vienoje klasėje važiuoja Mini SE elektrinis ir Nissan Ariya Nismo. Tai yra absoliučiai skirtingi automobiliai, vienas mažiukas, kitas milžiniškas ir galingas, bet jie visą parą kaunasi tarpusavį. Tai vienas į priekį, tai kitas į priekį, tai vienas į priekį, kitas. Ir toj pačioj klasėje važiuojam toks, sakykime taip, iš tikrųjų yra svečių automobilis, jisai lyg ir neturėtų dalyvauti įskaitoje klasės, bet kadangi jis patenka pagal savo parametrus būtent irgi į šitą klasę, tai jie ten trysia tokius kulviršiais tenai ritasi ir tai vienas pirmoji, antras, trečias dabar žiūrėjau važiuoja tame pačiame rate. Tai iš tikrųjų pataikėme pakankamai stipriai ir aišku, kitiem metam vėl galvosime kai kurios niuansus, nes panašu, kad galbūt būtų įdomu paslėpti įkrovimo duomenis ir kad komandos galbūt nežinotų. Vienas kitų krovimų, taip, ar savo? Vieni kitų. Tai savo tai jie žinos, jie savo automobilyje matys, bet kad ant stotelės nerodyti konkurentų duomenų ir kad jie nežinotų, kiek kas turi įkrovos. Tai pagalvosime, čia tokių idėjų visai, kiekvienais metais mes vis kažką patobulinam. Nes iš tikrųjų, tos komandos, kurios varžosi dėl, absoliučiai greičiausių, sakykime, rezultatų, jos skaičiuoja ne tik savo įkrovimą, pasikeitimą, sąnaudas kilovatvalandėmis, bet jos stebi turbūt ir didžiąją dalį savo artimiausių. Taip, konkurentus vieni kitus stebi, konkurentai ir reaguoja į veiksmus ir mato, ką kiti daro gerai, ką kiti daro blogai. Pavyzdžiui, pernai Porsche komanda iš tikrųjų pačioje lenktynių pradžioje tikrai važiavo per greitai ir jie labai nukentėjo pabaigoje dėl to. Šiemet tos komandos, kurios dalyvavo pernai, iš karto atkreipė dėmesį, kad Porsche komanda pasimokė iš savo klaidų. Kita taktika jau? Absoliučiai kita, kad apskaičiuoja viską. Jie dabar 4 vietoje, man atrodo, bet gali būti ir 1. Aš kai naujinu rezultatus laikas nuo laiko, tai Porsche ir nekartą teko matyti 1 vietoje. Tuo metu, kai, sakykim, kažkas kraudavosi, Porsche vėl kildavo į priekį. Tai Porsche yra arti to, sakykim, trejetuko. Kalbant apie momentus, kad kova iš tikrųjų yra aštri ir artima, byloja ir randai ant automobilių. Mačiau jau ir veidrodėlių pažįstų. Taip, veidrodėliai, poros automobilių pažįsti. Būna, vairuotojai daro klaidas. Na, to labiau ir naktis galų gale yra ir tos, sakykime, koncentracijos reikia dalyviams važiuojant ypač naktį. Ir natūralu, kad čia tie kontaktai su veidrodėliais jie neatsitiko automobiliams, kliudžius vienas kitą. Tai yra dažniausiai tai vadinami tie atitvarai. Plunksnos, jo. Taip, jie greičiausiai ten tie veidrodėliai nukentėjo. Dar labai vieną esminį dalyką įdomu pamačiau, Antėjos komanda, kuri šiuo metu yra lyderė, jie jau pasiruošė atsarginį ratą. Ir aš nuėjau paklausti, o jūs ką, čia keisit padangą, ratą likus, dabar čia keliom valandą iki finišo, jie sako, ne, bet jeigu reikėtų.
Tai iš karto byloja, kad ta komanda atėjus iš tikrųjų sportinių lenktynių galvoja visus scenarius. Taip, jie pasiruošę visiems variantams, jie iš tikro vieninteliai ir profesionalius keltuvus atsivežė Domkratus. Aišku, paskolina ir kitom komandom, nes naktį kitos komandos irgi keitė ratus. Ne tai, kad naujus dėjo, bet tiesiog keitė pusėmis, nes kairės pusės ratai labiau dėvisi šitoj trasos konfiguracijoje, tai jie tą darė naktį ir ne viena komanda. Jo, aš jau iš Renault komandos pirmosius signalus gavau apie tai, kad reikia atrakinti Panevėžio Sosteną ir atsivežti atsarginių ratų, jau gavau turbūt po kokio 8 valandų po starto, tai iš tikrųjų tos padangas dyla. Dariau, gal teko bendrauti su ta komanda, kuri čia atsivežė tikrą sportinį automobilį, tai yra Subaru BRZ, iš standartinio kėbulo perdarytas automobilis su saugos lankais, bet vidaus degimo variklis ten pakeistas elektrinė jėgainė. Kaip jiems sekasi? Jiems sekasi labai gerai, jie savo toj klasėje, kur kartu važiuoja su Mini ir Nissanu, jie, man atrodo, dabar lyderiai. Ten keliomis sekundėmis pirmauja, lyginant su praeitų metų jų pasirodymu, tai čia kaip diena ir naktis. Jie minėjo man dar prieš startą, kai kalbėjausi, interviu dariau su komandomis, bendravom, pristatinėjom komandas, jie minėjo, kad pernai turėjo ir baterijų kaitimo problemą, aušinimo problemą, šiemet panašu, jie tą problemą išsprendė. Panašu, kad taip, jie ir ne tik tai baterijų, ten ir kažkokių kitokių elektronikos turėjo problemų ir pernai jie tiesiog stovėjo ir taisėsi labai ilgai. Ir aišku, atvažiavo paskutiniai, o šiemet viskas puikiausiai veikia. Iš tikrųjų labai smagu matyti tokią įvairovę technikos, kad kažkada toje elektromobilių pradžioje tai buvo, sakykime, Nissan Leafas, paskui atsirado tos Teslos visokios, o dabar mes rikiuoti matom ir Porsche, ir Mini, ir MG, ir Renault, pačią įvairiausią gamą. Smagu pačiam, kad daug skirtingų veidų automobilių važiuoja trasai. Taip, tai aišku, labai smagu. Aišku, yra tų, sakykime, taip, pastovių dalyvių, pastovių komandų, bet Porsche ir pernai dalyvavo, ir užpernai turėjom Porsche automobilį, jie jau tokie darosi profesionalais ir, kaip ir sakiau, tai jau matosi pagal tai, kaip jie važiuoja. Pirmą kartą MG, pirmą kartą Mini, tas pats. Kiekvienais metais vis kažkokių naujų, tie patys Renault R5. Kiekvienais metais gamintojai labai daug dabar pagamino naujų modelių, kiekvienais metais turime premjerų ir šitos lenktynės yra toks, sakykime, labai geras išbandymas tiek profesionaliems importuotojams, dileriams, kad galėtų savo klientams parodyti, kaip mūsų automobilis ilgose distancijose elgiasi. Tiek atsiranda ir tiesiog elektromobilio entuziastų komandų, kaip, pavyzdžiui, su BMW i4 važiuoja autofanų komanda. Tiesiog draugai, bendraminčiai, kurie, sako, turim automobilį, jis dar tuo metu, kai jie padavė paraišką, buvo remontuojamas, bet susiremontavo, susitvarkė, išlėkė į trasą ir jie labai ilgai buvo tarp lyderių. Lyderių penketukė, kur buvo neaišku, o gal net ir jie laimės absoliučiai įskaitai. Šiuo metu jie pakrytė šiek tiek, reikia patirties. Reikia patirties ir tie dabar tas pirmas ketvertukas, tai yra jau, kai kurie jau ketvirtas lenktynės važiuoja, visi tikrai važiuoja antras ir jie tikrai žino daugiau už naujokus. Ir dažniausiai, kaip tu sakai, ne vairuotojo turbūt sugebėjimai lemia tai, o kaip tu suskaičiuosi savo taktiką važiavimo. Ir štai turiu informaciją apie tai, kad greičiausias vidutinį greitį yra pasiekęs su MG4 Sanenskai ekipažas 71 km/h, vidutinis rato įvykimo laikas. Čia truputį netikslu, sakyčiau taip. Nes šiaip vidutinis normalus, tas, sakykime, vidutinis rato įvykimo laikas yra apie 40-45 km/h, tada, kai komanda važiuoja trasa. Tai čia bus džokeris. Čia bus džokeris. Bus džokeris ir galbūt dar ir lenkimas sutrumpintų variantų. Tai jie tiesiog tame rate nuvažiavo mažiau metrų. Ir užfiksavo didžiausią vidutinį. Taip, bet tai yra, sakykime taip, šiek tiek iškreiptas skaičius. Bet kiek galime vardinti kaip trumpiausiai įmanomos distancijos rezultatą?
Taip, bet ten yra niuansas, nes Jokerio rato ilgio mes neturime. Ir sistemoje. Taip, O sistema yra įvesta galvoja, kad trasos tiesiog ilgis. nukirtai tą Taip, gabaliuką. 1,436 metro ir pagal tai suskaičiuotas jų vidutinis greitis. Jisai tikrai mažesnis, nes kaip rodo ir kitų mano elektrinių renginių patirtis, elektromobiliai šiuolaikiniai yra labai efektyvūs važiuojant, sakykime taip, mažesnių greičių arba leidžiamų greičių. Greitkeliuose, autostraduose, sakykime taip, baterija senka labai, bet tiesiog įprastuose keliuose ar mieste, tai turi iš tikrųjų labai efektyvius automobilius ir jie tai išnaudoja. Jie nevažiuoja per greitai, jie važiuoja, kaip visada, aišku, starte pabando visi ir tada iš karto pastebi, kad baterija senka greitai ir numeta tempą ir šiaip vidutinis vieno rato įveikimo greitis tuo tempu, kurie pradėjo važiuoti naktį, tai ten buvo minutė 45-48, tai apie 37-40 km per valandą. Realus. Supratau. Dar vienas dalykas yra jau mūsų, ką tik apkalbėtas Joker ratas, tai yra trumpesnė trasos dalis be poreikio užvažiuoti būtent ekranuose dabar į tą matomą kilpą. Kaip tik ir pravažiavo Jo, tiesiai. vienas į Jokerio, vienas automobilis į kilpą, tai kilpa yra pagrindinė trasa, Jokeris yra tiesiai. Jokerį pravažiuoti galima 24 kartus per lenktynes. Taip. Bet kada tą dalyką panaudoti? Gali kada nori. Gali rinktis dalyvį, kada Gali nori. rinktis kada nori. Ką aš matau dabar, kad iš tikro lyderiai nėra išnaudoję, yra išnaudoję ten po 6, 7, 8 ratus ir jie turi labai didelį rezervą ir tas rezervas iš tikro gali lemti nugalėtoją, nes pernykštė buvo situacija, kai Volkswagenas tuo metu šitą Tarzanijos komanda, jie iš tikro pralaimėjo, nes turėjo Jos aplenkė Tesla, likus ten 5 minutėm ar 6, ir aplenkė būtent, kad jie turėjo likusį Jokerį, o ta komanda neturėjo likusią. Dabar labai panašu, kad Antėja iš tos klaidos pernykštės pasimokė, nes kol kas jie Jokerį yra veikę tik 6 ratus, kai tuo metu 3 vietoje, šiuo metu esanti absoliučioje įskaitoje Renault 5 Latvija komanda, jau Jokerį pravažiavo 18 kartų. Taip. Ir čia tą mes dinamiką stebim, pavyzdžiui, komanda iš Lenkijos, Tor Kormoran, jie buvo prieš valandą išnaudoję tik vieną Jokerį. Dabar jie, aš mačiau, kad jie pradėjo štampuoti ir dabar ten jau 14 ar 17 kažkas tokio. Nes ir su tais Jokeriais jie prisivijo labai stipriai Elintos komandą. Tik su Vitaliu Dumilium prieš startą persimetėm keliais žodžiais, tai sako, dažniausiai tas Jokeris pabaigoje yra naudingas tuo, kad trasoje atsiranda lėtesnių automobilių, kurie tiesiog, mato, kad iki finišo jam reikia jau įkvoti bateriją, automatiškai jie važiuoja lėčiau ir būtent tada Jokeris, ko gero, yra didelis pranašumas, kai tu neprivalai važiuoti iš paskos lėtesnio, nes, lenkimui vietos ne visur galima rasti, ta prasme, net pagal taisyklės draudžiama lenkti kitose zonuose apartoje vienoje arba Jokeryje, tai būtent tada Jokeris tas tokia nauda ir duoda, kad tu neprivalai važiuoti iš paskos to, kuris gal jau ten ant garų, kaip sakoma, važiuoja. Taip, yra viena lenkimo zona tiesioji ir dar toks trumpesnis maršrutas, kur šiemet tikrai labai pasiteisino ir tikrai lengva aplenkti tenai, nes anksčiau būdavo lyg ir šiek tiek per trumpa ta zona tokia ir ten kildavo tokių... Dėl sugrįžimo, pamenu, kildavo laikus spėję sugrįžti po lenkimo. Kas po lenkimo pirmesnis. Dabar tokių klausimų nekilo. Bet Jokeris taip, jeigu tu prisivėjai, pavyzdžiui, ten 3 lėčiau važiuojančius automobilius, vėl kirto, tai tu iš tikrųjų labai daug gali laimėti gerose situacijose tau pritaikius šitą veiksmą. Dariau, mes artėjom prie viršėm 660 ratų, tai yra 663 ratai šiuo metu yra nuvažiuoti lyderio. Ar tai jau yra kilometrų ir ratų rekordas? Aš manau, kad taip, nes mes ratų, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet... Įveikto atstumą. Kalbant apie įveiktą atstumą, nes trasos konfiguracijos skiriasi, tai turbūt ne apie ratus reikia kalbėti, apie atstumą. Tai didžiausias atstumas buvo nuvažiuotas 22 metais, 947 km. Tai dabar jau bus daugiau.
Tai turėsim rekordą šitoje vietoje. Tai 1000 kilometrų lenktynės Palangoje Lietuvoje nebebus ilgiausias lenktynės. Gali būti, kad pasieks ir 1000, taip, visai gali būti. Supratau. Gerai, tai ką, tai Dariau, ačiū Jums už pokalbį, kad papasakojot apie tai, kas vyko naktį ir kas vyksta dabar. Ir paleisime jau Jūs stebėti lenktynių finišą. Ačiū, ačiū. Na ką, grįžtame čia su rezultatais ir galime pasižiūrėti, kaip atrodo rikiuotė dabar. Tai Antėja Racing Team komanda vis dar lyderiauja, jie jau yra įveikę 664 ratus ir jiems už nugaros 4 ratais atsiliekanti Renault 5 Lietuva komanda ir 3 vietoje Renault 5 Latvija komanda, kuriems iki lyderių trūksta jau 14 ratų, bet na, ši komanda visiškai ramiai jaustis negali, kadangi Latviams važiuojantiems su Renault į nugarą kvėpuoja Porsche Lietuva ekipa, kuri važiuoja į tą patį ratą. Ir panašu, kad na, tikrai bus čia dar daug intrigos per paskutiniuosius ratus, nes na, komandos fiziškai važiuoja tame pačiame rate ir būtent kaip ir Darius minėjo, džokerio strategija čia gali kažką tai nulemti. Na, panašiai džokerių yra išnaudoję abi ekipos, iš 24 galimų džokerių 18 kartų jau per džokerį važiavo 3 vietoje klasifikuojami Latvijai su Renault. Ir jiems įkandin važiuojantis Porsche Lietuva turi išnaudoję 17 džokerių, taigi vieno džokerio pranašumą kol kas turi Porsche Lietuva, tačiau jie kol kas yra atsiliekantis, bet jie pituose, ne džokeryje, taip, jie yra, būtent dabar panaudoja taip džokerį Porsche Lietuva komanda ir pasižiūrėsim, kaip dėliosis būtent kova dėl 3 vietos, kuri yra labai labai artima. Tuo metu Antėja lyderiauja prieš Renault 5 Lietuva ekipą 5 ratais ir aš nelabai įsivaizduoju, ką turėtų daryti Renault 5 Lietuva komanda, kad aplenktų Antėją. Kadangi džokerių prasme Antėja turi panaudojusi 10, o Renault 5 Lietuva 12, tai tas skirtumas, sakykime, nėra didelis. O komanda skiria 4 ratai. Tai turbūt, kad krauti baterijų arba keisti vairuotojų tikrai nestos nei viena, nei kita komanda. Kaip jau minėjau, pokalbio su Dariumi metu mačiau, kaip Antėja Racing komandos mechanikai iš servizo zonos į pasikeitimo zoną atsinešė atsarginį ratą, įrankius, keltuvus ir aš tiesiog paklausiau, tai lyderiai esate, o dabar ruošitės rato keitimui. Sakė, mes lyderiai esame. Rato keitimui ruošiamės tik tai dėl viso ko. Kol kas nėra poreikio keisti ratą, bet padangos, aišku, yra smarkiai padilusios. Tai komanda, jeigu sulauktų staigmenos dėl sprogusios padangos, nedelsant būtų atliktas keitimas, kuris, net nebejoju, truktų turbūt, kad apie 1,5 minutės pakeisti ratą, gal šiek tiek mažiau, dirbant tikrai profesionaliems mechanikams, prastai dirbantiems sporte, nes ši komanda Antėja Racing lenktyniauja žiedinėse lenktynėse ir jų mechanikai tikrai naktį atsikėlė, turbūt ratą pakeistų per minutę kitą. Tai tai tikrai įdomu bus sulaukti čia atomazgos. Pasižiūrėsim, kaip klostysis reikalai iki paties galo, iki pačios pabaigos. Galima apžvelgti ir visą rikiuotę, tai 4 vietoje, kaip minėjau, Porsche Lietuva, kurie dar turi ambicijų dėl 3 vietos, 5 vietoje Autofanai. O štai lenkimas panašu ir Porsche Lietuva, ką tik mano minėta komanda, kuri buvo klasifikuojama 4 vietoje, stuma iš top 3 Latvius ir kyla į 3 vietą. Štai taip lenkimas įvyko po 18 džokerių yra išnaudojusios abi komandos, ir kol kas panašu iniciatyva yra Porsche Lietuva rankose. Jeigu Renault 5 Latvija komanda nebeturi jokių kozirių savo kišenėje, gali būti, kad būtent šis epizodas ir bus lemtingas Latviams, kurie krenta iš top 3. Pratęskim su tolimesnė rikiuotė, tai 5 vietoje Autofanai Baidentus, Renault 5 Estijos komanda klasifikuojama šiuo metu 6 pozicijoje, tuo metu Sun and Sky BMG ekipa yra 7, jiems priklauso geriausias rato įvykimo laikas, minutė 12 ir 17 šimtųjų
kol kas yra toks trasos rekordas. Vieno rato įvykimo laikas, būtent Sanenskai komanda su MG automobiliu jį užfiksavo. 8 pozicijoje reikiuojasi komanda iš Lenkijos Tor Cormoran, 9 Elinta su Subaru BRZ, elektriniu sportiniu automobiliu. Na, Elinta komanda lenktynės pradėjo iškart šaudami į priekį. Žinoma, jiems pagelbėjo tai, kad jie turėjo galimybę startuoti pirmieji. Šiemet kvalifikacija nebuvo rengiama, šiemet starto pozicijos buvo išdalintos pagal burtus. Ir būtent čia burtai lėmė, kad Elinta lenktynės pradeda pirmoje vietoje. Na, jie laikėsi ten turbūt 40 ratų, paskui stojo krautis ir, na, pamažu, bet rikiuotėje nukrito žemyn. 10 vietoje Nissan Nismo komanda su tikrai didžiuliu automobiliu. Nissan Ariya tikrai automobilis yra didelis, masyvus, kaip aš sakiau, sunkvežimių kategorija, ko gero. Na ir paskutinėje vietoje kol kas L-Drive Alliance komanda, kurie panašu, kad vėl važiuoja lenktynėse, ar nevažiuoja. Gal ir nebevažiuoja, nes buvo sustojusi L-Drive Alliance ekipa, kuri laiką stovėjo. Na, buvo prieėjęs komandos atstovas, sakė, turi techninių problemų dėl padangų, greičiausiai, kad atsarginių padangų neturi. Gal dabar padangą gavo, bet panašu, kad dabar jau jie trasoje vėl juda. Taigi, na, kaip sakau, svarbu kaip ir bet kokiam kitam ištvermės sporte, automobilių sporte pasiekti tą finišą, kad ir atsilikus jau dabar 142 ratus nuo pirmosios vietos L-Drive Alliance komanda vis dar važiuoja ir bandys įsiamžinti nuotraukoje su šachmatinės vėliavos mostu ties starto finišo arka. Galima pasižiūrėti ir situaciją klasėse. Štai taip, čia keičiasi pozicijom Elinta ir Tor Cormoran. Tor Cormoran komanda iš Lenkijos krenta į 9 vietą, ką tik Subaru BRZ su elektriniu varikliu juos aplenkė. O pagal klases, štai pasižiūrim, kas čia vyksta. Labai įdomi kova, nes būtent Elintos komanda, kurie ką tik aplenkė Lenkus Tor Cormoran, jie varžosi toje pačioje įskaitoje, toje pačioje klasėje. Ir būtent ką tik dabar iki finišo likus 40-39 minutėm Elinta kyla į pirmąją vietą trečioje klasėje ir lenkia Lenkus, kurie vairuoja mini per šias varžybas neteko veidrodėlio korpuso, kliudė vieną iš trasos gairelių. Na ir įdomu tai, kad Nissan Nismo irgi yra tos pačios klasės dalyvis ir jie važiuoja atsilikdami 4 ratus nuo Elintos ir nuo Tor Cormoran komandos. Taigi štai tokie yra dalykai trečioje klasėje. Iš tikrųjų įdomu, nes tikėtina, gali būti taip, kad pabaigs lenktynės tame pačiame rate Elintos ir Lenkų komanda. O jeigu kalbant apie pirmąją klasę, tai Antėja Racing Team savo įskaitoje 15 ratų lenkia Porsche Lietuva komanda ir toje pačioje klasėje Autofanai Baidentus komanda su BMW. Taip, čia matome ekranuose lenktynės, filmuojama yra iš Tor Cormoran komandos automobilio ir priekyje jų būtent matome Elintos Subaru automobilį ir, na, štai taip gyvai galite matyti ekranuose, kaip verda ta kova. Na, pažiūrėsim, ar Tor Cormoran galbūt Jokerį dar ištrauks kažkokį, kiek Jokerių išnaudoja Tor Cormoran. Tor Cormoran išnaudoja 18 Jokerių. Tuo metu Elintos komanda yra išnaudojusi 23 Jokerius. Tai reiškia, kad Elintos komanda su ekranuose matomu, su spoileriu tuo gražiu Subaru BRZ, jie turi galimybę į Jokerį užsukti vieną vienintelį kartą. Tuo metu Lenkai su Mini Cooperiu tą galės padaryti dar 6 kartus. Na ir aš turbūt, kad neturiu abejonių, kad per Jokerį Elintos komanda prasileis Lenkus su Mini Cooperiu, nes Jokeris padeda nukirsti praktiškai turbūt kokių gerų 15 sekundžių važiavimą. Na ir tas 15 sekundžių kompensuotis dar 6 kartus gali Tor Cormoran komanda ir tai reiškia 1,5 minutės papildomo išlošto laiko, tuo metu, kai Elintos ekipa Jokerį galės važiuoti vos vieną sykį. Na, dabar čia pasižiūrim priekį Elintos komandos yra ir dar vienas automobilis, tai yra MG.
iš Sun Sky komandos. Ir kaip Darius minėjo, lenkimui yra zona tik viena. Starto finišo tiesioji, atskiras takelis, vidinė trasos dalis. Na, taip pat lenkimą galime gyvendinti ir naudojantis džokeriu. Štai abu važiuoja džokerį. Tiek Elintos komanda, tiek Mini Cooperis iš paskos. Na, matom tikrai greičiai dideli, bent jau Blackview vaizdo kameros suteikia tą tokį tikrą greičio efektą. Ir atrodo, kad, na, tikrai ir per tą tokį, sakykime, pervažiavimą iš vienos aikštelės į kitą suformuotą net striktelį automobilį. Žinoma, šitas Subaru turi ir sportinius amortizatorius, tikrai kietesnę pakabą negu kitų dalyvių automobiliai. Na, žiūrėkime, iš tikrųjų labai įdomu, kada atsitiks tas esminis momentas, kadangi Thor Cormoran komanda tikrai gali susigrąžinti ir manau, kad tikrai susigrąžins turėtą pirmą poziciją. Na, pamatysim, Elintos komanda išeina į lenkimą, lygiai ten pat į lenkimą išeina ir Thor Cormoran. Na, štai čia prieš Subaru BRZ ir rikiuotė grįžta ir Porsche. Na, žiūrim, ar džokeris bus panaudotas. Viskas. Taip, panašu, kad Thor Cormoran susigrąžina antrąją vietą, nebeturėjo galimybės važiuoti į džokerį Elintą. Ir jie yra išnaudoję visus džokerius, tuo metu Thor Cormoran dar 4 kartus turės teisę nukirsti tą ilgąją trasos dalį ir pravažiuoti trumpesnę trasos dalim, taigi lenkai kyla į pirmąją vietą savo įskaitoje. Kalbant apie antrą kategoriją, tai būtent Sun Sky MG ekipa yra lyderiai, jie nuvažiavo 627 ratus. Ir toje klasėje jų artimiausi oponentai atsilieka savaitę, sakykim taip. L-Drive Alliance komanda, praleidusi daug laiko prastovėjusi, atsilieka nuo lyderių 142 ratus, o nuo klasės lyderių 100 ratų. Tai, na, tiesiog Sun Sky komanda gali dėl savo pozicijos klasėje tikrai nepergyvent ir, na, galvoti apie bendrą įskaitą. Bet, na, apie bendrą įskaitą Sun Sky komandai galvoti tikrai būtų naivoka, nes, na, bent jau iki 3 vietos jiems trūksta 19 ratų deficitas šiuo metu yra pas juos, na, panaikinti 19 ratų per 34 minutės, na, net matematiškai ko gero nesigautų šiai komandai. Na, žiūrime toliau, Antėja kol kas 4 ratais priekyje Renault Lietuva ekipos. O į 3 vietą yra pakilusi Porsche Lietuva komanda. Ir jie važiuoja tame pačiame rate su Renault 5 Latvija komanda. Taigi kova dėl 3 vietos iš tikrųjų labai įdomi. Ir kalbant apie džokerius, tai Porsche Lietuva yra išnaudojusi vieną džokerių mažiau. Porsche Lietuva džokerį galės atvažiuoti dar 6 kartus. 5 kartus galės tą padaryti Renault 5 Latvija komanda. Na, tikrai gali būti, kad jeigu mes kažkokios didesnės intrigos ir nesulauksim kovoje dėl pirmos vietos ir Antėja su savo strategija važiuos ir nuvažiuos, niekaip neprisileisdami Renault 5 Lietuva, tai būtent dėl 3 vietos kova gali būti išties įdomi, nes ten Porsche Lietuva su Porsche Taycanu ir jiems iš paskos jau dabar važiuojantis Latvijai su Renault 5. Jie tame pačiame rate, tai galbūt mes galime atrasti vaizdo kamerą iš automobilių ir pasižiūrėti fiziškai, ar matosi Latviams su Renault taikiklyje tas Porsche Taycanas, ar visgi ten nėra tokia artima kova, kaip mes matėm prieš tai tarp L-Drive, tarp Elintos ir Thor Cormoran komandų. Taigi matome ekranuose pačioje Porsche Lietuva komandos vaizdą, Renault 5 Latvija. Pagal tai, kur mes važiuojame trasoje, aš manau, kad atsilieka beveik ratu. Ar čia įvyko lenkimas? Džokerį Latvija kirta, ne? Na, rezultatuose kol kas Latvijai vis dar yra 4. Nebūtų smagu pamatyti juos viename vaizde. Tikėtina, kad netrukus taip ir pamatysim, nes Porsche įvažinėja į starto finišo zoną, o būtent iš priekio, o vienas prieš kitą dabar prasilenks netrukus automobilį. Taip, matom kitame kadre Latvijų automobilį, tai gaunasi, kad
Latvijai pakilę, nukirto džokerį ir pasinaudoja tą teisę, apsilenkė vėl Porsche. Na, čia gali būti visaip, kadangi Porsche Lietuva turi dabar dviem džokeriais panaudojusi mažiau. Ir pasižiūrėsim. Galų gale čia dar įdomus turbūt dalykai, kurių mes nežinom, kaip laikosi komandų automobilių baterijos šiuo metu. Ar bandys, kaip sakoma, finišuoti ant garų kažkurie tai dalyviai. Štai dabar vėl Porsche lenkia. Porsche lenkia latvius. Ir priekyje ekrane, dabar būtent per Latvių automobilio Renault 5 vaizdo kamerą, mes matome tolumoje Porsche Taycaną. Taigi per 2 ratus 2 lenkimai ir 2 kartus rokiruotė, 2 kartus keičiasi pozicijomis dėl 3 vietos kovojantį Renault 5 Latvija ir Porsche Lietuva komanda. Na, čia tikrai, čia panašu, kad džokeris bus tas vardiklis, kuris išspręs šios dienos lenktynių, ko gero baigti klasėje, na, ne klasėje, absoliučioje įskaitoje, kovoja dėl 3 vietos. Kol kas dabar atsiliekančiųjų vaidmenyje yra vėl Latvijai. Na, Porsche yra šiek tiek priekyje, bet na, ekrane Porsche matome dar šiek tiek tai toliau, bet na, sakykime, tame pačiame posūkyje praktiškai važiuoja dalyviai. Nėra tai kažkoks artimas atstumas atakai, bandymų lenkti per lenkimo zoną, bet sakykime, tikrai dar jokie šansai nepalaidoti pas Renault Latvija. Žinoma, Renault Latvija, kaip sakiau, turi išnaudojusi vienu džokeriu daugiau. Tai, na, bus tikrai įdomu pamatyti tą atomazgą. Čia iš Porsche kameros dabar matosi lenkimo zonoje MG automobilis Sun & Sky komandos. Jie čia tiesiog važiuoja, sakykime, savo individualias lenktynės, nes artimiausi jų varžovai klasėje L-Drive Alliance yra atsilikę be 100 ratų, stovėjo jie dėl pažįsto rato. Pažįstos padangos galiausiai išvažiavo į trasą. Taigi Porsche dabar, štai taip, Porsche įveikia džokerį. Porsche išvažiuoja į tiesėje ir iš paskos jų išvažiuoja ir Renault. Taigi matome praktiškai tą pačią perspektyvą, kurią matėme kovoje tarp Subaru automobilio ir Tor Kormoransų Mini Cooperių. Tai dabar Latvių Renault 5 ekipos vaizde yra Porsche Taycanas. Na ir panašu taip, kad čia būtent čia ir verta koncentruoti dabar mums savo dėmesį, nes čia bus įdomiausia kova. Porsche Lietuva pakilusi į 3 vietą, Renault 5 Latvija važiuoja 4. Ir Renault 5 Latvija į džokerį turi galimybę važiuoti 3 kartus, Porsche Taycan gali važiuoti 4 kartus. Porsche yra priekyje, taigi panašu, kad visi koziriai yra Porsche rankose. Jie yra priekyje ir maža to, jie turi vienu džokeriu daugiau. Na, į lenkimą važiuoja Renault. Na, jau dabar, sakykime, čia tokių galima sulaukti vabank ėjimų, ko gero, priklausomai nuo to, kiek baterijos dar turi komandos. Ir dabar matome, kad Porsche prieš save turi ir dar vieną varžovą, tai yra MG. O čia lenkimas Renault 5 Estija ir Autofanai Baidentus pasikeičia pozicijom. Ten kova dėl 5-6 vietų. Na ir dabar visi automobiliai važiuoja pagrindinę trasą, tiek Latvijai, tiek MG ekipa ir žinoma Porsche. Taigi čia šitame rate Porsche, kai atrodė, kad jau gali viską laikyti savo rankose, juos lenkimo zonoje legaliai apsilenkė Renault. Na, galbūt yra taip, kad Renault 5 komanda turi didesnį baterijos rezervą likutį šiuo metu ir gali daryti lenkimus lenkimo zonoje, nebijodami išnaudoti ten vieno kito papildomo procento energijos. Na, bet man vis dar įdomiausiai išlieka, kaip elgsis su džokerių strategija komandos. Štai dabar Porsche, ne Porsche, Autofanai Baidentus su BMW lenda į lenkimo zoną ir jie dabar bandys apsilenkinėti per lenkimo zoną Latvius. Taip, Latvijai su Renault 5, ne Latvijai, atsiprašau, Estai su Renault 5 komanda, nes 3 komandas Renault delegavo į šias varžybas, visų Baltijos šalių žurnalistų komandas, tai Lietuva, Latvija ir Estija. Tai būtent Estus ką tik apsilenkė Autofanai Baidentus ekipa, važiuojantį BMW i4 elektromobiliu.
Na, o patinėje kameroje matome dešinėje pusėje Porsche Lietuva, vis dar priekyje turi 2 automobilius ir dabar gali būti lenkimas. Renault Latvija važiuoja į pagrindinę trasą, į lenkimo zoną įvažiuoja Porsche, priekyje jie turi MG ir Porsche susigrąžina 3 poziciją. Na, kaip įdomu, iš tikrųjų, kaip įdomu, kai dar Jokerio korta yra rankose pas abi komandas, dar nemetam ant stalo tos paskutinės, sakykime, galimybės išspręsti reikalus per Jokerį, kol kas viskas sprendžiasi per lenkimo zoną. Ir tiek vienas, tiek kitas automobilis į tą Jokerį nelindęs per lenkimo zoną daro lenkimus ir keletą kartų keičiasi pozicijom, tikrai labai labai smagu. Dabar matome Porsche Lietuva vėl važiuoja pagrindinė trasa, tuo metu Renault 5 Latvija pasinaudoja Jokerio pravažiavimu. Ir Latviams su Renault lieka 2 Jokeriai, Porsche lieka 4. Net dabar turi prieš save lėtesnį kiek varžovą. Trasoje važiuojantis Latvijai su Renault, priekyje jų yra automobilis, kuris ko gero važiuoja šiek tiek lėčiau negu norėtų Latvijai. Bet tuo pačiu tai yra geras ženklas Porsche Lietuva komandai, kuri naudodamasi tuo, kad Latvijai priversti taikytis prie lėtesnių varžovų tempo, bando artėti prie savo pagrindinių konkurentų kovoje dėl 3 vietos. Nu, ten viršuje dešinėje ekrane Autofanai Baidentus komanda vėl turi prieš save Estus. Vėlgi pasikeitė pozicijom komandos ir vėl čia į pagrindinę trasą nusuka abi ekipos. Na, čia Renault lenkia, pačioje kairėje Latvija lenkia savo lėtesnius varžovus. Nedelsdami važiuoja iškart į lenkimo zoną. Bando jie atsiplėšti nuo persekiojančio Porsche. O tuo metu Renault 5 Lietuva tirpdo savo atsilikimą nuo Antėja Racing komandos iki 3 ratų. Na, prieš tai skirtumas buvo 4 ratai, dabar netgi 2 ratai jau lieka. Tik 2 ratai lieka Renault 5 komandai. Čia į Jokerį Porsche ir Porsche vėl grįžta į 3 vietą. Na, toks, sakykime, žaidimas šaškėmis vyksta čia. Viena komanda nukerta šaškį, kita komanda atsako tuo pačiu atgal ir taip jau kelintą ratą beveik iš eilės. Na ir dabar fiziškai trasoje prieki Porsche, tuo metu viršutinėme dešinėme ekrane matome Autofanai Baidentus komandą su BMW, jie kartu su savo varžovais Estijos Renault komanda lenda į greitėjimo, į lenkimo zoną ir apsilenkia lėtesnius varžovus. Taigi daug ekranų, turime 4 ekranus, turime savo vaizdę ir tikrai tai viename, tai kitame vis užverda veiksmo. Na ir dar žiūrėkime, kuo čia baigsis ta kova tarp Renault 5 Latvija ir Porsche Lietuva ekipos. Porsche pagrindinėje, Renault pagrindinėje lenkimo zonoje, pagrindinėje trasoje prie lenkimo zoną MG. Dabar Renault Latvija komanda lenkia. Na, panašu, kad jo, gali būti, kad čia viskas spręsis paskutiniuose ratuose ir paskutinėse Jokerio kortos ištraukimuose. Štai Jokerį naudoja Latvijos komanda. Ir Latvijai turbūt panaudoja paskutinį, ar dar liko vienas. Dar liko, Latviams liko dar vienas Jokeris. Tuo metu Porsche Lietuva komanda dar 3 galimybės turi įvažiuoti į Jokerį. Na ir fiziškai dabar Renault 5 Latvija komanda atsilikinėja nuo Porsche. Ne, lenkia. Jo, lenkia, taip, fiziškai dabar Renault 5 yra priekyje.
Čia rezultatų pas mus lentelė, ne visai greit atsinaujina. Po rato atsinaujina, ne? Jo, tai ekranuose dabar matom, vienu metu du Renukus netgi per kairėje kamerą pačioj. Ten Renault 5 Latvija turbūt, kad su lietuviais, gal ką tik taip, šalia vieni kitų važiavo. Na, žiūrėsim, kaip čia dėliosis dalykai. Renault 5 Latvija yra priekyje, vėl Porsche. Ir pasižiūrėsim, Latvijam lieka vienas Jokeris, ar dabar jį naudos Latvijai. Na, jie kol kas neturi prieš save lėtesnio, suka į pagrindinę trasą. Na, tą Jokerį vieną turbūt pasiliks jie tam ekstra momentu, jeigu tuose paskutiniuose ratuose atsiras kardinaliai lėtesnių varžovų prieš juos. O tuo metu Porsche naudoja Jokerį ir lenkia Latvius. Na, tikrai pati gražiausia autosporto klasika. Lenkimas kiekviename rate ir vis sekančiame rate grąžos atgal. Iš 3 į 4. Iš 4 į 3 šokinėja Porsche Lietuvoje ir Renault 5 Latvija komandos. Na, tikrai įspūdinga kova. Ir Latvijai dabar nuo Porsche trasoje fiziškai atsilieka turbūt, kad per vieną posūkį arba per kelias dešimtis metrų. Latvijai savo rankose turi vienintelį Jokerį. Porsche Lietuva turi 2. Na, tikrai įdomu ir būtent paskutiniai 10-15 ratų nuolatos dabar yra tokie. Tai priekyje vieni, tai priekyje kiti. Na, panašu, kad šių varžybų organizatorius Darius Grimbergas sudėlioja labai geras taisyklės, na, nes tiek lenkimų ir kad jie įvyktų praktiškai kas ratą pirmyn ir atgal. Na, nežinau, kaip taip kitaip sudėlioti, kad tiek veiksmo čia būtų galima patirti tiek dalyviams, tiek žiūrintiems transliaciją. Čia per lenkimo zoną dabar bandys lenkti Renault 5 Porsche. Ir įgyvendina panašu, ne? Ar įgyvendina? Per pat. Per plauką. Na, jeigu tai būtų autokrosas, automobiliai tikrai būtų susikabinę šonais, tikrai būtų nuskridę veidrodžiai, bet čia yra lenktynės, kuriuose tie kontaktai nėra toleruojami. Labai gražų lenkimą atliko Renault komanda ir dabar abi ekipos važiuoja pagrindinė trasa ir priekyje yra Renault 5 Latvija, kurių rankose yra dar vienas Jokeris. Porsche tuo metu turi 2 Jokerius, bet jie šiuo metu jau yra atsiliekantis. Na, gali būti taip, kad Porsche turi kiek mažiau baterijos, o Renault Latvija savo Renuke 5 baterijos turi daugiau, nes, na, patys pažiūrėkit, kokį lenkimą per lenkimo zoną atliko Renault, nors atrodė, kad Porsche pagrindinėje trasoje yra pakankamai toli, bet, na, panašu, kad netaupė baterijos visiškai Renault, spaudė ten iki dugno, privijo varžovą, kompensavosi labai nemažą metrų skirtumą ir išvažiavo iš lenkimo zonos būdami priekyje. Taigi, tą, ką išlošia Porsche Lietuva komanda per Jokerį, kol kas visą tą atgal atgroja Renault per lenkimo zoną. Kur nuves tokią taktiką, na, aš nežinau, bet kad bus įdomu iki paskutinių ratų, aš net nebejoju. Arba įdomu tiek, kol baigsis Jokerį, arba įdomu tiek, kol baigsis kažkam elektrą. Tai, na, gali būti ir taip, tikrai nežinome baterijų likučių šiuo metu pas komandas. O tuo metu panašu bręsta intriga ir kovoje dėl pirmos vietos, nes Antėja Racing Team nuo lietuvių su Renault 5 atsilieka, pirmauja prieš lietuvius jau momentais net nebe 2, o 1 ratu, tai sakykime, kiek mažiau nei 2 ratų. O čia dabar Porsche bando lenkti per lenkimo zoną Renault, tai yra lenkimas atgal, duoda grąžos čia varžovams. Ir panašu, kad Renault dabar dar užstriks iš lenkimo zonos išvažiavusio MG. Taip, tarp Porsche ir Renault atsiranda MG automobilis. Ar jisai bus toks greitas, kad tas tempas tenkintų Renault komandą, pamatysim. Ar Renault griebsis paskutinį Jokerio. Taip, paskutinis Jokeris. Renault važiuoja į paskutinį Jokerį ir Renault Latvija komanda kyla į 3 vietą vėl. Dabar bando turbūt pušinti ir kiek įmanoma atitrūkti nuo Porsche. Tuo metu Porsche ten vis dar ant kalno pagrindiniai trasoje, tik dabar nusileidinėja. Na, matau iš ekrano, kad Renault 5 panašu, kad eikvoja daugiau elektros energijos, nes tempas akivaizdžiai greitesnis. Dabar Renault 5 komandos taikiklyje priekyje matome ir dar vieną automobilį. Gerai būtų Renault komandai jį pavyti iki lenkimo zonos ir lenkimą atlikti būtent ten, nes Jokerio teisės jie nebeturi, viskas. Jeigu varžovas priekyje važiuos lėtai,
jiem iš karto į nugarą pradės kvėpuoti Porsche, nes Porsche tik ir laukia, kada Renault 5 Latvija komanda užstriks už lėtesnio. Latvija save pastatė dabar į pakankamai sudėtingą situaciją, nes, džokerio jie nebeturi. Ir viršutinėme ekrane Antėja Racing komanda, šių varžybų lyderiai, juos dabar per vidinę dalį lenkia Renault Latvija. Tiesa, tarp šių dviejų ekipų konkrečiai skirtumas yra 14 ratų, 15. Vienas ratas tarp Renault 5 Lietuva. Čia Lietuvos ekipa buvo, ne Latvijos. Latvija netgi mažina tarpą, ta prasme, nuo priekį esančių ir lietuvių, ir Antėjos komandos. Jeigu Latvija išsitrauks kažkokią tai kortą, dar čia bus tikrai įdomu. Nežinau, pernai metais Latvija susidegino savo visas akcijas, pradėdami lenktynės nežmoniškų tempų, bet paskui tiesiog stodami ilgam krautis baterijų. Panašu, kad Latvija šiemet pasimokė iš pernykščių klaidų ir, čia gali dar visai būti. Apie pergalę Latvijos absoliučio įskaitoje kalbėti būtų naivu, skiria labai daug ratų. O patinėme ekrane dabar matykime Porsche Lietuva komandą, kuri priekyje turi varžovus iš Estijos ir iš Latvijos. Taigi Estai šiuo metu gali pristabdyti Porsche ir taip savo bičiulius iš Renault komandos apsaugoti šiek tiek nuo Porsche atakų. Aš nežinau, ar komandos skirtingų šalių tarpusavėje turi kažkokį radio ryšį, nes, galima čia būtų sužaisti ir komandinių žaidimų. Tiesa, artėja lenkimo zona ir Porsche, jeigu norės išsispręs savo reikalus, matyt būtent ten. Bet jeigu komanda turėtų vieną bendrą vadovą, aš manau, kad jau senai būtų nurodyta Estų komandai kardinaliai sumažinti tempą, kad Latvija galėtų pabėgti į priekį, o tuo metu Porsche Lietuva atsilikti. Čia į lenkimo zoną važiuoja Estai. Įdomu, sakykime, sprendimas. Bet iš tikrųjų taip, jeigu į lenkimo zoną būtų nevažiavę Estai, tai į lenkimo zoną, ko gero, būtų tikrai važiavęs Porsche. Gal ir geras sprendimas čia. Nes, Porsche būtų tikrai nėręs į vidinę trasos dalį. Ir tuomet jau ir Latvius, ir Estus tikrai būtų apsilenkę. Kaip čia bus su džokeriu. Su džokeriu gali būti nebent tik tai Porsche komandai kažkaip, nes Renault 5 Latvija džokerio teisės jau nebeturi. Taigi ir dabar ekranuose kairėje apačioje matome būtent Latvijų automobilį. Latvijų automobilio vaizde analogiškas Renukas, tai yra Estijos automobilis, o apatinėme dešinėme kampe Porsche. Taigi tikrai įdomu pasižiūrėti, kaip čia kas vyksta. Iki paskutinių ratų panašu mes turėsim daug veiksmo. Lygiai taip pat ir pirma, antra vietos Antėja Racing Team varžybų lyderiai nuo Renault Lietuva atsilieka vienu ratu. O kalbant apie Antėją ir Renault Lietuva dvikovą, tai Antėja turi dar netgi 5 galimybės sukti džokerį, tuo metu Renault Lietuva džokerio turi tik tai 3 kortas. Tai gali būti, kad jeigu neturės didelio Renault 5 baterijos likučio lietuvių komanda ir fiziškai negalės važiuoti greičiau ir bandyti laiku ir greičiau aplenkti Antėjos komandą, per džokerį jie šansų tikrai neturi. Grįžkime prie Renault Latvija ir Porsche Lietuva kovos dėl 3 vietos. Čia per lenkimo zoną Porsche. Ir taip, panašu, kad Porsche vėl kyla į 3 vietą. Taip, Porsche kyla į 3 vietą. Ir, žiūrėsim, kuo toliau čia nustebins. O štai ekrane visi 3 Lietuvos, Latvijos ir Estijos Renukai važiuoja vienoje rikiuotėje. Toks traukinukas trasoje pasidarė. Ir traukinuko išvengti nepavyks. Pavyksta Lietuvos komandai. Lietuvos komanda naudoja džokerį. Ir panašu, kad prisivyja Antėjos komanda, bet čia yra dar vieno rato skirtumas. Taip, taigi gali būti, kad priekyje važiuojanti Antėjos ekipa kažkurio tai momentu prasileis lietuvių su Renault 5 ir tuomet jau lietuviai važiuos tame pačiame rate. Kol kas vis dar vienu ratu atsilieka lietuviai ir dabar Renault 5
prasibrautų į priekį pro Antėją, tai dar nereikštų, kad lietuviai kyla į pirmą vietą. Tai reikštų, kad jie yra antri ir važiuoja tame pačiame rate su lyderiais. Na, lietuviams tada tektų ieškoti galimybių, kur dar nusikarpyti tų metrų, sekundžių. Nežinau, kokie baterijų likučiai, tikrai šios informacijos komandos nesidalyja, kadangi na, tai yra konfidencialūs matematiniai skaičiavimai kiekvienos komandos. Na, bet panašu, kad tokių lenktynių mes ir norėjom. Panašu, kad Darius irgi tokių lenktynių norėjo, kai kova dėl pirmosios vietos ir kova dėl trečiosios vietos vyksta iki pat paskutinių minučių. Iki finišo šiuo metu mes turime likusias 10 minučių ir 52 sekundės ir čia dar nieks neaišku. Ekranuose viršuje turime Renault Lietuva ir Antėja team komandas ir per vidinę trasos dalį lenkia Antėjos komanda Renault 5 lietuviai. Tuo metu čia apatinėme trasos lange per vidinę trasos dalį Renault Latvija komanda lenkia Porsche. Jūs pasižiūrėkit, kas čia darosi trasoje. Čia dabar prasidėjo pragaras, dabar prasidėjo tikros lenktynės, kai komandas 23 valandas ir 50 minučių važiavo vienaip, tačiau visiškai kitoks lenktynių stilius atsitinka per paskutinės 10 minučių likus iki finišo, aš tai nežinau, paskutiniesiams ratams. Štai į Jokerį važiuoja Porsche Lietuva komanda ir kyla. Ir baigės jų Jokeriai. Porsche Lietuva suskaičiavo visus savo Jokerius ir dabar nei Porsche Lietuva, nei Renault 5 Latvija jau nebeturi teisės važiuoti trumpesnę trasos dalimi. Visi jų lenkimai jau dabar galės įvykti tik tai lenkimo zonoje. Pasižiūrėsim, kaip ten spręsis dalykai. Renault 5 Latvija ir Porsche Lietuva konkuruoja dėl trečiosios vietos. Na tikrai labai įdomu. Visiškai neprognozuojamas lenktynės. Porsche kol kas yra treti. Taigi, pažiūrėkime virštinius ekranus. Ten Antėja Racing komanda. Minutė 10. Lieka minutė 10 Renault 5 komandai iki Antėjos. Kur atrasta minutė 10? Čia yra uždavinys Renault 5 komandos vadoviai. Žinant tai, kad jie turi tik vieną Jokerį, o Antėja dar gali Jokerį važiuoti 3 kartus. Šis uždavinys Renault 5 Lietuva komandos vadoviai Ugniai Rukšienai tai gali būti tikrai sudėtingas. Ar jis yra neįmanomas, na, nežinau. Galbūt baterijos likutį turint labai didelį galima iš to 5 Renault išspausti visas jos geriausias savybės. Na, neaišku, kiek procentų baterijoje turi Antėja ir ar gali Antėja sau leisti važiuoti konservatyviai. Ar visgi pajautė Renault 5 Lietuvos spaudimą, jie irgi šiek tiek spustels akceleratorių. Taigi fiziškai galima trasoje matyti ir Porsche Lietuva, ir Renault 5 Latvija komandas kovojančias dėl trečiosios vietos viename vaizde, nes na, Porsche ką tik nusileido nuo įkalnės, o Renault tą daro dabar. Taigi Renault komanda nepraranda vilties, tik tiek, kad dabar yra problema. Yra priekyje lėtesni automobiliai. Porsche specialiai, ko gero, gali važiuoti lėčiau, kad užstriktų iš paskos važiuojantis Renault 5 Latvija, nes šiuo metu viskas yra Porsche rankose, jam nėra kur skubėti. Porsche'ui dabar nereikia deginti baterijos, nes fiziškai varžovai su Renault 5 esantis per 2 automobilius už jų, jiems reikia galvoti, ką daryti. Tuo metu Porsche tiesiog ramiai suka ratus ir, na, per niekur kitur niekas jų neaplenks. Porsche tiesiog gali leisti savo taupyti bateriją, taip degindamas iki varžybų finišo likusį laiką. Na, natūrali taktika, normali taktika, tačiau aš galvoju, kad Renault 5 komanda dabar artimiausių metų turėtų važiuoti į lenkimo zoną ir tai gali būti esminis varžybų momentas. Porsche negalės važiuoti į lenkimo zoną, todėl kad jis nieko nelenkia, ta prasme, jam važiuoti ten draudžiama. Tuo metu Renault 5 Latvija, manau, kad gali atakuoti flat out ir lenkimo zonoje bandyti išlošti poziciją. Bet į lenkimo zoną važiuoja ir visi kiti priekyje važiuojantis automobiliai. Ar pavyks Renault 5? Nepavyks, panašu ne. Bandymas geras, ėjimas geras, metrų prasme šiek tiek susigrąžinta, laiko prasme šiek tiek, na, jau varžybos arčiau finišo ir, na, trūksta dar šiek tiek
Porsche Latvijoje, bet šiaip jeigu nebūtų važiavę į lenkimo zoną priekį esantis dar du kiti automobiliai priekyje buvę, gali būti taip. O kodėl į Jokerį važiuoja Renault Latvija? 25 Jokerį pravažiuoja Renault Latvija. O, va to aš norėčiau paklausti Darių šalia manęs esančio, kokia yra numatyta atsakomybė už tai, nes Porsche ką tik į Jokerį važiuoja 25 kartą. Ne Porsche, atsiprašau, Renault Latvija. Renault Latvija. Aš nepamenu, kokia yra bauda, bet tikrai yra bauda, Tikrai yra bauda. kur neapsimoka važiuoti 25 kartą. Dabar Porsche važiuoja labai lėtai. Aš nežinau, čia galėjo būti apsiskaičiavimas, ar čia kas? Taip, aš manau, kad čia tiesiog apsiskaičiavimas, nes viskas labai aiškiai yra, komandos mato timingą, laiko matavimus ir čia kažkas nepastebėjo iš Latvijų, kad jie nebeturi. Iki finišo lieka labai nebedaug. Porsche tuo metu taupo bateriją, nes jie ko gero Porsche suprato ir gavo informaciją, kad Renault į Jokerį važiavo 25 kartą ir tai yra nelegalu. Aha, kaip lėtai važiuoja Porsche dabar laikydamas už savęs visus. Ar nebus taip, kad kur du pešasi trečias laimi? Žiūrėk, pavyzdys. Latvija gauna baudą, Porschui baigėsi baterija, iš 5 į 3 kyla estai. Būna ir taip. Na tikrai, kritiškai lėtai važiuoja Porsche. Kritiškai lėtai. 9 km per valandą greitis. Na, aš nežinau, ar yra kažkoks nustatytas minimalus važiavimo greitis, bet jeigu reikės Porsche važiuos ir ant 1 km/h. Kokį traukinį iš paskos dabar čia susirenka Porsche Lietuva? Na, iš tikrųjų, prasidėjo tokios taktikos, bet kaip gaila Renault Latvijoje, jūs neįsivaizduojat. Ta prasme, viena matematinė klaida ir from hero to zero. Faktas, kad neišsilaikys trejetuke niekaip. Renault Latvija su tokia bauda už per daug nuvažiuotų vienu kartu Jokerio ratą. Na, Porsche Lietuva šiek tiek pagreitėjo, bet dabar juos turėtų visi apsilenkti ir Subaru, BRZ, matom, prašoną važiuoja ir visi kiti, nes Porsche'as akivaizdžiai taupo. Fiziškai Porsche trasoje fiziškai dabar galėtų pavyti ir Renault 5 Latvija, kadangi jie yra, sakykime, per vieną tiesėje nuo Porsche, bet ir ta fiziškai pozicija trečiai išlošus pritaikius Latvijam tą nuobaudų už išnaudotų vienu Jokeriu per daug. Na, nežinau, tikrai žinočiau atsakomybę už per daug Jokerių arba po ranką turėčiau šių varžybų vadovą Marių Mikuševičių, būtų galima užklaust. Na, pažiūrėkim, kokios taktikos toliau čia dėliojasi. Porsche labai lėtai kyla įkalnė, taupo bateriją. O tuo metu Renault 5 Lietuva komanda pušina kiek tik gali, kadangi varžybų lyderiai Antėja Racing Team yra irgi užstrigę už Porsche. Būtent dabar Renault 5 Lietuva komanda pušina kiek tik išeina, kai tuo metu Antėja važiuoja 23-20 km per valandą greičiu iš paskos tempą diktuojančio Porsche, kuris dabar praktiškai visą trasos dalį veda rikiuotę ir iki pat lenkimo zonos sudarinės tokį kamštį. Tuo metu Renault 5 Lietuva komanda pušina kiek tik įmanydama. 60-70 km per valandą greitis. Na, Renault 5 Lietuva supranta, kad dabar būtent tas Porsche yra tarsi gelbėtojas Lietuvos komandai, bandančiai prisitraukti prie priekį važiuojančios Antėjos komandos. Čia wow, kas čia vyksta, čia yra wow. Ir iki finišo lieka 2 minutės. 2 minutės iki finišo, wow. Ir sustoja trasoje MG. Stovi trasoje MG, panašu, kad likus 2 minutėm baigės elektra. Gali būti, kito varianto, dėl ko sustoti įkalnį, aš nesugalvoju. Baigės elektra MG automobiliui likus 2 minutėm iki finišo. Kokia drama, Porsche stabdo visus, tuo metu tarsi ant sparnų skrieja Renault 5 Lietuva komanda, nes jiems iki priekyje važiuojančios Antėjos ekipos
lieka labai nedaug. Ir ar mes pamatysim dar kažkokių lenkimų, ir Renault 5, ir Antėja yra išnaudojusi visi džokerius, ir lietuviai, ir Antėja. Taigi dabar Antėja yra lenkimo zonoje. Renault 5 Lietuva 70 km/h greitis posūkyje. Dariau, aš neįsivaizduoju, kuo čia viskas baigsis. Prie manęs irgi varžybų organizatorius stebi visą šį procesą. Na, viskas keičiasi paskutinėse ratuose, drama. Kaip dabar plėšosi marškinėlius Renault 5 Lietuva komanda, bandydama prisivyti visą lėtai važiuojančią rikiuotę. Antėja važiuoja labai lėtai, 30 kelių km/h greičiu. Jie vis dar lyderiauja, bet turi kokių trečdalio rato pranašumą prieš lietuvius. Iki finišo lieka 40 sekundžių. Kol kas trečioje vietoje Renault 5 Latvija, bet ten tikrai bus Porsche, nes Latvija užsidirbė baudą, dar neaišku kokią dydžią nuobaudą už per daug vieną nuvažiuotą džokerį. Iki finišo 20 sekundžių. Turbūt tai bus paskutinysis ratas. Tai yra paskutinysis ratas. Ponios ir ponai, Antėja Racing Team komanda sudaryta iš lenktynininkų, iš žiedinių lenktynių varžybų dalyvių, artėja prie pergalės 24 valandų L-Drive elektromobilių varžybose. Labai panašu, kad Renault 5 Lietuva komandai fiziškai tiesiog nebepavyks aplenkti. Na, nebent per paskutinę lenkimo zoną, bet manau, kad jie yra per toli, nes viskas stabdo lėtai važiuojantis Porsche. Lietuviai su Renault 5 galbūt dar turi baterijos rezervą ir galbūt dar galėtų pasispardyti, galbūt dar galėtų pabandyti pavyti Antėją komandą, bet lietuvių komanda, kuri yra antroje vietoje, stabdo Porsche'as ir fiziškai lenkti niekur neįmanoma. Tuo metu prie pergalės artėja Antėja Racing Team komanda. Jiems iki finišo lieka paskutiniai metrai, nes laikrodis ištiksėjo, 24 valandas baigėsi ir tai yra paskutiniai metrai. Paskutinysis posūkis. Ir panašu, kad Renault 5 Lietuva pritrūks bent jau vieno rato. Užstringa jie už lėtesnių varžovų. Ir čia sveikinimai su pergale. Finišo vėliava plazda ir šių metų varžybų nugalėtojai Antėja Racing Team. Antroji vieta Renault 5 Lietuva. Na ir čia 6 sekundžių skirtumas tarp pirmos ir antrosios vietos. Fiziškai Renault 5 Latvija kerta finišo postą trečioje pozicijoje, Porsche ketvirti, bet ko gero bus pritaikyta nuobauda latviams už tą vieną per daug išnaudotą džokerį. Na tikrai graži, tikrai neprognozuojama kova. Čia kokie lenkimai trasoje, pažiūrėkit, Antėja Racing Team bando praktiškai lenkti ten, kur negalima lenkti, na, po finišo reglamentas negalioja. Čia bando apvažiuoti, štai taip įkalnėje sustojus MG, bando apvažiuoti kitos komandos. Na, lenktynės tikrai dramatiškos. 23 valandas ir 40 minučių mes turėjom pakankamai disciplinuotą ir planais pagrįstą važiavimą. Paskutinės 20 minučių tapo planų perdėliojimo lenktynėmis, džokerio strategijomis ir buvo gražu. Buvo labai gražu, buvo labai įtempta ir tikrai manau, kad šitos lenktynės į šių varžybų istoriją eis kaip vienas žavingiausių, kai pirmą ir antrą komandas po paros lenktynių skiria 6 sekundės. Na ir 5 vietoje Renault 5 Estija, 6 Autofanai Baidentus, 7 vietoje Sun and Sky by MG, 8 Tor Cormoran, 9 Elinta, 10 Nissan Nismo ir 11 L-Drive Alliance. Klasėse reikalai tokie, kad klasėje laimėjo pirmoje klasėje Antėja Racing Team, Porsche Lietuva savo klasėje antri, 3 Autofanai Baidentus, antroje klasėje triumfavo Sun and Sky by MG, kurie nebaigė važiavimo pasibaigus baterijai. Kaip čia tas bus traktuojama neišvažiavus viso pilno kilometražo, nežinau. Galbūt L-Drive Alliance, bet ne, L-Drive Alliance jie nuvažiavė tik tai 84 ratus šiose varžybose. 84 ratus jie atsiliko nuo lyderių. Nuvažiavė 547, nuo lyderių jie atsilikė yra 143, o nuo artimiausių varžovų 84
Toliau keliaukime prie trečios klasės, tai trečioje klasėje Tor Cormoran visgi įveikė Lenkai Elintos ekipą vieno rato pranašumu ir tuomet trečioje vietoje 6 ratų nuo jų Nissan Nismo. Na ir kalbant apie Renault įskaitą, tai Lietuva, Latvija ir Estija. Štai tai, kaip mes įpratę dėlioti, kalbant apie Baltijos šalis, taip ir išsidėlioja komandos. Lietuva, Latvija ir Estija su Renukais finišuoja šių metų L-Drive 24 valandų lenktynėse. Taigi, aš Tomas Markelevičius su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjote šią tiesioginę transliaciją per 15 min gazas ir pasimatom kitų metų lenktynėse, kurios, aš manau, bus ne ką mažiau žavingos. Iki. So this is an Alpitronic 50 kilowatt charger. We have a capacity of 50 kilowatt charging. Both sides can do parallel 25 kilowatts. We have an efficiency of 97.5%. This is one of the highest efficiency chargers that you can currently have. Alpitronic is well known in the infrastructure world of charging. I think they're more driving about efficiency and not just about the fast charging itself. Praėjo 8 valandos, tikrai verda įdomi kova. Iš pradžių galvojame, kad kovosime tik tai Renault įskaitoje, bet panašu, kad kortos dėliojasi taip, kad bandysime kovoti ir absoliučios įskaitos pergalės. Na, kol kas su latviais panašiai taškas į tašką eina varžybos. Aš tikiuosi, kad viskas bus geriau. Dar turim vieną nedidelę problemėlę. Tai besidėvenčios priekinės padangos. Galvojame apie kokią 1-2 valandą nakties daryti sukeitimą ratų priekių su galu. Taip, kainuos tas 5 minutės, bet galvojant apie tai, kad jau dabar galim galvoti apie podiumą, tai norisi neprarasti to prabalumo, kada jau liks paskutinės valandos varžybose ir reikės spausti ir netaušuot padangų. The Saturday morning is everybody from the team are very tired. In the car for us is everything is completely new. We never drove that kind of race. We have no experience on that. We saw how much of empty experience we have here on the first stint. We lost the mirror, but we aren't the only ones. I see there were other cars who have also had the same thing. Because of the red and white thingies on the left and right, you really have to be really tight if you're at some places. And yeah, one of our drivers had a few mirror mishaps. Įdomi situacija, kad visi vienam rate labai daug dalyvių yra po tiek valandų, bet dabar pati kova bus paskutinėse valandose.